tikrai daugiau mylėti, kaip mes mylim juos, nieks nemyli. Daugiau nei prieš metus sienos žurnalistai demaskavo verslą, išnaudojusį bei apgaudinėjusį nuo karo bėgančius ukrainiečius. Tada paaiškėjo, kad Mečislovo Bušo meilė ukrainiečiams pasižymi menkų darbo užmokesčių, nežmoniškomis darbo valandomis ir kitais darbo teisės pažeidимais. 6 дней, 7 тем более ночей выработать просто нереально, потому что мы после первых 3 дней просто сдыхали уже. 7 ночей подряд? 7 ночей подряд, да. И 6 дней подряд, по 12 часов. Vėliau paaiškėjo ir daugiau įdomių paties Mečislovo Bušo praeities detalių, tokių kaip tabako gaminių kontrabanda iš Baltarusijos bei tyčinis įmonės bankrotas, pasiuntęs Bušą už grotų. Tuomet, sulaukęs klausimo apie savo kriminalinę praeitį, Bušas reikalavo informaciją pašalinti. Tačiau su prašymu tada nesutikome ir tyrimo nesustabdėme. Nesustojame ir dabar, kai panašu, kad Mečislovas Bušas lipa ant to paties grėblio. Nes jo valdyta įmonė Nermeka, rinkoje geriau žinoma HR Labas vardu, bankrutuoja. Į kapą su savimi nusineždama solidžią skolą valstybei ir kitiems kreditoriams. Bet neapsigaukite, tai iš tolo nereiškia Mečislovo Bušo meilės ukrainiečiams pabaigos. – 2022 m. balandį po sienos tyrimo Nermeka sulaukė baudų už ukrainiečių išnaudojimą, o galbūt ir atidesnio valstybės institucijų dėmesio. Vis dėlto, praėjusius metus Nermeka pradėjo turėdama 150 darbuotojų ir nerodydama jokių žymesnių negalavimo požymių. Bet viskas pasikeitė vos per kelis mėnesius. Pernai rugsėjį Kauno apygardos teisme Nermekai buvo iškelta bankroto byla. Bušo verslas žlunga, valstybei ir kitiems kreditoriams nesumokėjęs daugiau nei 400 000 eurų. Tačiau tai nereiškia Mečislovo Bušo darbuotojų nuomos verslo pabaigos. Teismo nutartyje dėl bankroto bylos Nermekai iškėlimo, kaip esminė bankroto priežastis buvo nurodyta prasta įmonės finansinė padėtis ir nuostolingai baigti 2022 metai. Mečislovo Bušo teismui pateiktais duomenimis, įmonė neturi pakankamai turto, kad galėtų atsiskaityti su kreditoriais, veiklos nevykdo ir nėra perspektyvų stabilizuoti padėtį. Bendra Nermekos skolų suma viršė 424 000 eurų, o didžiausias įsiskolinimas yra valstybiniai mokesčių inspekcijai, siekiantis net 360 000 eurų. VMI duomenimis, šis įsiskolinimas susidarė dėl pasirašytos mokestinės paskolos sutarties, kurios Nermeka nusprendė nebegalinti laikytis. Pagal sutartį su VMI, Nermeka valstybei turėjo gražinti apie 221 000 eurų. Bet negražino, nes Mečislovas Bušas inicijavo įmonės bankrotą dėl neva netikėtai užklupusių finansinių sunkumų. O mūsų surinkti duomenys rodo, kad Nermekos žlugimas sutapo su kitos Bušo įmonės suklestėjimu. Nermeka nuskendo su daugiau kaip 400 000 eurų skolų valstybei ir kreditoriams. O Bušas naują veiklos puslapį atvertė su 2 tą pačią veiklą pradėjusiomis vystyti įmonėmis – Zimeta ir Mezitora. UAB Mezitora buvo įsteigta 2022 m. lapkritį, o vienintelė įmonės akcininkė ir direktorė tapo ilgametė Nermekos buhalterė Audronė Žitkuvienė. Netrukus po įmonės steigimo direktoriumi buvo paskirtas Mečislovas Bušas, o šių metų vasarį Tomas Klasauskas. Bet prie šios pavardės sugrįšime kiek vėliau. Nors įsteigta 2022 m. žiemą, pirmus gyvybės ženklus Mezitora rodyti pradėjo kitų metų vasarį, įdarbindama 27 darbuotojus. Tuo pat metu Nermekoje darbuotojų ėmė stipriai mažėti. Gegužės pabaigoje Nermekoje Sodros duomenimis dirbo vos 2 darbuotojai. Tuo tarpu Mezitoroje darbuotojų skaičius gegužės 30 dienos duomenimis šoktelėjo iki 148. Dar įspūdingesnį darbuotojų skaičiaus augimą rodo kita su Bušu susijusi įmonė – Zimeda. Tai nėra naujas verslas. 2018 metais įsteigta įmonė 4 metus veikė kitų pavadinimų – Nermekos grupė. Sodra patvirtino, kad bent kelios dešimtys Nermekoje dirbusių asmenų taip pat turėjo darbo santykius su Mezitora bei Zimeda.
Ukrainiečių išnaudojimu kvepiantį vardą pakeitusi įmonė 2023 m. vasarį pradėjo rodyti vis didesnius darbuotojų skaičius. Vėlgi, tai sutapo su netikėtomis Nermekos problemomis ir darbuotojų skaičiaus mažėjimu. Ir panašu, kad Zimeda pakeitė pavadinimą, bet ne pagrindinę veiklą. Sodros pateiktais duomenimis apie 90% šioje įmonėje registruotų darbuotojų sudarė ukrainiečiai. Sutapimas tai ar ne? Bandėme paklausti ir įmonės valdytojų. Žiūrėkit, aš neprivalom nieko aiškinti saugiau. Tu kodėl aš turiu su jumis kalbėti? Mes žinom, kad jūs įsteigėt Mezitorą ir žinom, kad Nermeka bankrutuoja. Ir kad Mezitora iš esmės vykdo tą pačią veiklą. O jūs, kaip buvusi Nermekos buhalterė, turbūt matėt, kaip ta įmonė žlugo, tai čia jūs pati Mezitorą įsteigėt ar Bušas paprašė? O kodėl aš turiu jumis sakinėti į tokius klausimus? Na, čia yra jūsų teisė. Tai nelabai. Tai aš esu privatus asmuo, tai kodėl jūs šiandien skambinat? Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento vyresniojo patarėjo Rolando Puncevičiaus teigimu, tokie įmonių ir jų valdytojų veiksmai bei schemos yra aiškus Fenikso sindromo požymis. Kai kalbam apie Feniksą, tai dažniausiai turime omeny Fenikso sindromą. Tai yra tam tikras procesas, kai ūkio subjektai vengdami tam tikrų savo prievolių, tai yra įsipareigojimų įvykdymo, tai yra ar mokesčių sumokėjimo, ar prievolių įvykdymą savo klientam, tai yra prekių tiekėjams, sukuria dažniausiai naują ūkio subjektą, perkelia sėkmingai vykdomą veiklą, o visus įsipareigojimus, skolas, nesumokėtus mokesčius palieka tam juridiniam asmenį, kuris ateityje veiklos nevykdo, bet ir lieka neįvykdys visų savo kreditinių įsipareigojimų. Rolando Puncevičiaus teigimu, darbuotojų sumažėjimas vienoje įmonėje ir staigų šuolis kitose, bei valdymo struktūros perkelimas į naujas įmonės, skamba kaip klasikiniai Fenikso skiriamieji bruožai. Taip, tai jūsų išvardinti požymiai iš principo atitinka tipinius Fenikso sindromo atitinkamus kriterijus ir požymius. Tai labai teisingai buvo pastebėta, kad mūsų praktikoje nustatome, kad yra atleidžiami įmonėje darbuotojai, kurie yra įdarbinami arba panašus darbuotojų skaičius yra įdarbinimas naujose įmonėse, kurios pradeda vykdyti panašią arba tokią pačią veiklą. Taip pat vienas iš tokių požymių yra, kad įmonės vadovai arba susiję pagrindiniai darbuotojai, kurie buvo atsakingi už sprendimo priėmimą, taip pat perina tas įmonės. Tačiau pati veikla, pati įmonės buveinė išlieka ta pati, internetinis tinklalapis išlieka tas pats, netgi prekinis ženklas kartais išlieka netgi tas pats. Todėl tai yra pagrindiniai tie požymiai, kurie indikuoja, kad veikla galimai buvo perkelta į kitą įmonę, o tai yra jau pasireiškęs Fenikso sindromas. Prekinio ženklo tęstinis naudojimas puikiai matomas bendrovėje Mezitora. Rekvizitai LT Nermekos kontaktų skiltyje nurodytas interneto puslapis pavadinimu hrlabas.lt. Jis veikia iki šiol ir priklauso bankrutuojančiai Nermekai. Mezitoros kontaktų skiltyje nurodytas labai panašus interneto svetainės adresas hrlabas.bau.lt. Pažvelgus į įmonių Facebook paskyras matyti, kad naujos įmonės ne tik naudojasi senu prekės ženklu, bet ir aktyviai naudoja senas socialinių tinklų paskyras. Pavyzdžiui, Nermekos Facebook puslapis pavadinimu hrlabas įmonių grupė iki šiol yra netgi aktyvesnis nei Mezitoros, o apie Nermeko žlugimą ten nėra nei žodžio. Maža to, jau inicijavus įmonės bankrotą, veiklą aktyviai tęsia ir vadybininkai, skelbdami laikinojo įdarbinimo pasiūlymus užsienyje ir Lietuvoje. Dar viena įdomi detalė, apie kurią jau kalbėjome ankstesniuose tyrimuose – darbuotojų nuomos veikla neturint tam reikiamos licencijos. Iš visų su Mečislovu Bušu susijusių įmonių, licenciją versti šią veiklą turi tik UAB Toltrade. Tiek Nermeka, tiek Mezitora ir dar viena susijusi įmonė Zimeda oficialiai neskelbia, kad vykdo laikinai darbuotojų darbinimą. Tačiau tiek mūsų jau anksčiau kalbinti apgauti ukrainiečiai, tiek lietuviai pasakojo sutartis rašėsi su UAB Nermeka, o prieš karą ir su Lenkijoje registruota hrlabo grupės įmonė, apeinant Lietuvoje prieš karą galiojusius draudimus laikinojo įdarbinimo įmonėms įdarbinti darbininkus iš trečiųjų šalių.
Panašią veiklą su Bušu susijusios įmonės vysto ir dabar. Kaip įmonėms pavyksta apeiti kontrolės įstaigų reikalavimus, mums papasakojo advokatų kontoros ILO Lextal partneris, darbo teisės ekspertas Vilius Mačiulaitis. Kiekviena įmonė, kuri užsiima tokia veikla laikino įdarbinimo, jinai privalo tuos kriterijus atitikti ir privalo užsiregistruoti darbo inspekcijos sąrašuose. Ir dabar kaip gali atsitikti, ten tokie apėjimai visokie, ar ne? Tai ir čia yra pilkų zonų, pavyzdžiui, rankos santykiai. Čia gaunasi jau nebe laikinas įsidarbinimas, bet jau išeina paslauga. Tai va tokiem, sakyčiau, labiau nekvalifikuotiem darbam galima per tokį išorinį sandorį. Ir čia yra pilka zona. Lyg ir požymiai yra, bet lyg ir yra kažkokia paslaugų sutartis, darbuotojai priklauso, pavyzdžiui, man, jie dirba pas jūs, bet ne jūsų vadovaujami, o atliekat kažkokią tai ten funkciją. Šioje istorijoje daug kalbame apie susijusias įmonės. Tad kas yra tos susijusios įmonės? Tiek Nermeka, tiek Mezitora valdo arba valdė tie patys asmenys. Mečislovas Bušas ir Tomas Klasauskas. Tiesa, į naujai įsteigtos Mezitoros valdymą įsitraukė ir ilgametė Nermekos buhalterė Audronė Žitkuvienė. Tačiau tuo susijusių įmonių ir asmenų ratas neapsiriboja. Nermekos akcininkė ilgus metus buvo Tomui Klasauskui priklausiusi įmonė bendrovė Noras. Bendrovei Noras taip pat priklauso ir UAB Toltrade, vienintelė oficialiai darbuotojų nuoma galinti verstis įmonė. Toltrade valdymo struktūra keitėsi net keletą kartų, o direktoriumi buvo ir Mečislovas Bušas, ir jo žmona, bei kiti asmenys. Dabar įmonę vairuoja Donatas Rastauskas, savo LinkedIn paskyroje prisistatantis HR Labas grupės vadybininku. Be Toltrade, bendrovei Noras priklauso ir kita susijusi įmonė Zimeda. Ji buvo įsteigta ir vadovaujama Mečislovo Bušo žmonos Zinaidas Bušas, o 2021 metais įmonės vadovu tapo Donatas Rastauskas. Tiek Nermeka, tiek Mezitora ir Zimeda, kaip oficialią įmonių veiklą nurodo sandėliavimą, vidaus apdailos darbus ir statybas. Laikinojo įdarbinimo veiklos šios įmonės nedeklaruoja. Tai primena situaciją, kurią nagrinėjome pirmais Rusijos karo prieš Ukrainą mėnesiais. Mūsų jau anksčiau kalbinti darbuotojai tikino sutartis pasirašę su įmonė Nermeka, o prieš karą su jos padaliniu Lenkijoje, ne Toltrade. Списывались с представителем Нермеки, Дана зовут девочку, вот она нам рассказала, какие есть вакансии здесь. To, kad Nermeka realybėje užsiema laikinuoju įdarbinimu, tuomet neižvelgia ir darbo inspekcija. Nermeka viešai skelbėsi besiverčianti darbo jėgos nuoma ir laikinuoju įdarbinimu. Tačiau darbo inspekcija įmonės nevertino kaip laikino įdarbinimo paslaugų tiekėjos. Kodėl? Todėl, kad Nermeka darbo inspektorius patikino, neva tokių paslaugų neteikia. Darbo teisės ekspertas Tomas Bagdanskis tuomet komentavo, kad įmonė galimai laikiną įdarbinimą slepia po rangos sutartimis. Tai aš nupiešiu tą schemą popieriuje, taip kaip kad jin būtų kaip paslauga arba ranga, arba kad jin nebūtų kaip laikinasis įdarbinimas ir tai važiuoja. Nermeka galimai slėpė laikinąjį įdarbinimą po paslaugų ir rangos sutartimis iki pat bankroto. O institucijų dėmesio į skylę sistemoje neatkreipė net mūsų tyrimas. Tačiau aptikome bruožų, rodančių, kad tokį patį modelį taiko ir Mezitora bei Zimeda. Labiau yra indikacija, kada nėra jokių požymių, kuo įmonė verčiasi apskritai. Tada mes turim sąlyginai žemą atlyginimų medianą, tai reiškia paslaugų sektorius, greičiausiai kažkas nekvalifikuotas darbas. Tada mes turim daug darbuotojų, nes, 200 darbuotojų juos reikia išlaikyti, čia ne jokas, didelė įmonė. Reikia mokesčius mokėti, algas mokėti ir juos kažkur reikia padėti. Tada neturim jokių indikacijų, kur jie padėti. Tai reiškia, kad greičiausiai tai yra darbuotojų kažkoks tai sąrašas ir kadangi ta vėl reiškia dar viena indikacija, kad nuolat ieškom visokių darbuotojų. Ir tai yra turbūt indikacija, kad mes nesiversdami tokia ekonominė veikla naudojam tuos darbuotojus kažkam,
kas moka mums už paslaugą, rangos, ten, nežinau, paslaugų teikimą, o greičiausiai panašu, kad laikinai įdarbinimą, darbuotojų skolinimą greičiausiai taip. Be Mezitoros, laikinojo įdarbinimo veiklos požymius rodo ir Zimeda. Nors įmonė skelbia veikianti gamybos ir sandėliavimo sektoriuje, CV banke patalpintame skelbime įmonė nurodo teikianti laikinojo įdarbinimo ir darbuotojų nuomos paslaugas. Kodėl įmonė nėra užsiregistravusi į laikinąjį įdarbinimą vykdančių įmonių sąrašą, bandėme paklausti ir Zimedos direktoriaus Donato Rastausko. Noriu paklausti dėl jūsų vienos valdomos įmonės UAB Zimeda. O ką jūs norite paklausti? Aš noriu paklausti, kaip čia yra, kad UAB Zimeda skelbia teikianti personalo iš trečiųjų šalių nuomos paslaugas, bet jos nėra darbo inspekcijos sąraše įmonių teikiančių laikiną įdarbinimo paslaugas. Jinai nuomos neskelbia, ką? Nu kaip dabar, taigi aš matau atsidarius CV banke skelbimą pardavimų vadybininkas Lietuvos rinkai. Ir parašyta, UAB Zimeda teikia personalo iš trečiųjų šalių nuomos paslaugas įvairioms Lietuvos įmonėms. Neteisingai, tiesiog suformuotas skelbimas. O tai kaip čia taip yra, tai teikia ar neteikia? Čia, aš nekomentuosiu, aš neprivalau kažką komentuoti. Kodėl jūs neprivalot kažką komentuoti? Jūs esate įmonės direktorius, labą dieną. Kodėl aš turėčiau jums komentuoti kažką tai? Nu, todėl, kad jūs esate įmonės direktorius, kuri galimai apgaudinėja ir teikia apgaudinėja vėl? Ką apgaudinėja? Teikia personalų iš trečiųjų šalių nuomos paslaugas, nedeklaruodama to darbo inspekcijai. Žiūrėkit, čia yra įmonių grupė. Įmonių grupė, viena iš tų įmonių atlieka nuomos paslaugas, viskas. Galite paaiškinti šiek tiek? Jūs tiesiog maišot įmonės. Nieko aš nemaišau, aš atsidariusi esu UAB Zimeda skelbimą CV banke. Tai, kad ieško Zimeda vadybininko, tai čia nereiškia, kad neužsiima nuomą. O tai ką tai reiškia? Žiūrėkit, aš neprivalom nieko aiškinti, viso gero. Šio pokalbio metu Donatas Rastauskas dar buvo bendrovės Zimeda direktoriumi. Bet jau kitą dieną registrų centrui buvo pateiktas dokumentas dėl jo atleidimo iš pareigų. Dėl Zimedos skelbimų, akivaizdžiai rodančių laikinojo įdarbinimo veiklos požymius, kreipėmės ir į Mečislovą Bušą. Jis patikino, neva skelbimuose įsivėlė klaida, o Zimeda laikinojo įdarbinimo veiklos neva tikrai nevykdo. Viliaus Mačiulaičio teigimu, laikinojo įdarbinimo slėpimas verslui ne tik apsimoka, bet ir nekelia praktiškai jokių rimtesnių rizikų. Man atrodo, kad čia yra daugiau išsisukinėjimas dėl tos pilkos zonos ir yra išvardinti labai aiškus kriterijai, institucijos jos labai aiškiai yra išvardinusios. Tai tiesiog pagal tuos kriterijus reikia konkretų atvejį ir vertinti. Tik tai tiek, kad jeigu kyla ginčas, tai tas labai ilgai užtrunka. Ir kas iš to? Nes tada, kada mes įvertinam, man neteko rasti praktikos, kad pavyzdžiui tokia įmonė būtų pripažinta besiverčianti neteisėta komercinė veikla. Bet yra praktika, kad tokios įmonės yra baudžiamos, pavyzdžiui, laikino įdarbinimo ten reikalavimų pažeidimus. O bauda yra pirmą kartą ten gal iki 200, antrą kartą iki 800. Tai aš čia visai bandžiau irgi paieškoti informacijos. Tai kas iš to, jeigu aš nesiregistruoju, bet veikiu kaip laikino įdarbinimo įmonė, tai Lietuvos rinkoje nieko. Sunkus ir ilgas teisminis procesas bei mažos baudos – tik kelios priežastys, dėl kurių kai kurie verslai nebijo rizikuoti ir slėpti laikiną įdarbinimą. Viliaus Mačiulaičio teigimu, pagal įstatymo raidę vykdomas laikinasis įdarbinimas kur kas prasčiau apsimoka ir darbdaviui sukelia daug galvos skausmo. Laikinam įdarbinime yra griežtos taisyklės tarp siuntiminiam laikotarpiams, darbo užmokesčio lygiui. Pavyzdžiui, laikinasis darbuotojas negali gauti mažesnę algą negu naudotojo darbuotojai dirbantis tą patį darbą. Nebent gali, jeigu tarp siuntiminiais laikotarpiais yra užtikrinamas atitinkamas atlyginimas, ten jeigu gerai pamenu, ne mažiau minimalios mėnesinės algos. Tai žiūrėkit, koks reikalavimas atsiranda laikino įdarbinimo įmonei, kuri veikia teisingai. Siuntimo laikotarpiu turi mokėti tiek, kad nebūtų diskriminacijos, arba jeigu gali mokėti tiek, kiek esi susitaręs, bet tarp siuntiminiais laikotarpiais privalai užtikrinti irgi, kad tu mokėsi
kai negalėsi išsiųsti darbuotojų, tai nemokamas visi, o mokėsi algą. Tai jeigu mes veikiam labai taip teisingai pagal įstatymą, lyg ir atrodo nelabai apsimoka. Ir pavyzdžiui, jeigu tai laikino įdarbinimo įmonė, kuri piktnaudžiauja ir nesiregistruoja ir nenori laikytis tų taisyklių, tai mechanizmas yra gerokai paprastesnis. Mes turim sąrašą žmonių, kurio žinom, ką gali dirbti, randam klientą, pasirašom terminuotą sutartį mėnesiui, nusinčiam, padaro darbus, gauna algą, nutraukiam sutartį ir baigėsi. Ir jokių įsipareigojimų aš nebeturiu jūsų atžvilgiu. Rolando Puncevičiaus teigimu, nustačius Fenikso sindromo požymius, įmonių valdytojams gresia teisme gintis dėl tyčinio bankroto, net jeigu ir nėra pilnos tyčiniam bankrotui būdingų aplinkybių sudėties. Aš turbūt taip pasakysiu, kad vis tik kiekvienas atvejis individualus. Bet kai mes jau kalbame apie Fenikso sindromo pasireiškimą, tai tokiu atveju dažniausiai visos sudedamosios dalys jos vienoje ar kitoje plotmėje egzistuoja. Todėl aš manau, kad vis tik tai Fenikso sindromas yra viena iš esminių aplinkybių, nuo kurios ir prasideda jau įrodinėjimas kitų požymių, tai yra jau vertinant visas kitas aplinkybės ir tada jau tik tai teismas sprendžia, ar tų aplinkybių visuma yra pakankama tam, kad įrodyti tyčinį bankrotą. Bet kaip priminėjau, jeigu tyčinio bankroto net ir nėra įrodymo, administratorius vis tiek civilinė tvarka iš atsakingų asmenų, iš vadovo, akcininko turi galimybę prisiteisti valstybei nesumokėtus mokesčius. Mūsų išieškojimas ir mūsų veiksmai yra nukreipti į buvusius įmonės savininkus, į naujų įmonių vadovus, kurie buvo dirbę to įmonį ir kurie jau žinojo, kai buvo vykdomas šitas procesas, kad mokesčiai ir nebus sumokėti. Mečislovas Bušas po kelių skambučių į mūsų klausimus atsakyti sutiko tik raštu. Buvęs Nermekos vadovas tvirtino, kad viena iš įmonės žlugimo priežasčių nepagrįstas ir neadekvatus žiniasklaidos dėmesys. Jis tvirtino ieškojęs sprendimų su Nermekos kreditoriais ir atmetė bet kokią galimybę, kad Zimedos ir Mezitoros suklestėjimas susijęs su buvusio verslo bankrotu. Tuo tarpu kreditorių sąraše esančios bendrovės Energo LT atstovė Mečislovo Bušo teiginius apie bandymus ieškoti sprendimų atmeta. Gyvenamasias patalpas, kuriuose, kaip teigia įmonės atstovė, būdavo apgyvendinami Nermekos ar kitų susijusių įmonių darbinti užsieniečiai, Nermekai nuomavęs verslas, skolas bandė atgauti ir gražiuoju, ir teisme. Nesėkmingai. Esmė yra tokia, kad mes tiesiog nuomavom jiem patalpas, mokėjimai pradžioje buvo, po to mokėjimai jie dingo. Mes atidavėm jau priteisimui būtent šitą skolą turimą jų. Ir tuomet prasidėjo bandymai susitarti, kad gal mes ten susimokėsim dalim, pasirašykim taikos sutartį. Ir per visą mūsų šitą bendravimą, teisinį visą procesą mes tiesiog matėm, kaip iš tos įmonės buvo iškeliami darbuotojai, jų vis mažėjo turto turimo ir šiai dienai turim tai, ką turim, kad tiesiog šita įmonė bankrutuoja. Tai mūsų pozicija yra irgi turbūt tokia pat kaip ir kitų, kad mes manom, kad čia yra tyčinis bankrotas. Ir šiai dienai, jeigu būtų ten kažkokiu atsirastų norinčių ten asmenų, ten bendram ieškiniui ir panašiai, tai mes tikrai prie jo prisijungtume. Nermeka į bankrotą nuvažiavo su virš 400 000 eurų siekiančiomis skolomis. O Mečislovo Bušo verslas sėkmingai gyvuoja toliau. Pats jis šią situaciją komentuoja taip. Kiekvieno juridinio asmens tikslas – tvari ir ekonomiškai efektyvi veikla. Tad darbuotojų skaičiaus didėjimas ar mažėjimas paprastai tiesiogiai priklauso nuo siekiamo tikslo įgyvendinimo. Taigi sužinojome, kad už ukrainiečių išnaudojimą baustas Mečislovo Bušo verslas žlunga, o valstybės galimybės atgauti 100 000 skolą atrodo abejotinos. O tuo pat metu suklesti kiti su Bušu susiję verslai. Kaip ir žlugusi Nermeka rodantis darbuotojų nuomos veiklos požymius, nors pats Bušas tai neigia. Galiausiai sužinojome, kad Bušo versluose naudojama pagrindinė darbo jėga nepakito. Tai pabėgėliai iš Ukrainos. Dar
darbinių pas mus tikrai labai daug situacijų, bet jos yra darbinės. Bet jūs dirbat su žmonėmis? Taip, ir mes šiandien esam, žinot, kažkokie tai vergovė ir panašiai. Mes esam verslo įstaiga, žinot, jeigu mes negalim padėti, tam yra Lietuvos Respublikos įstatymai ir jie padeda.